Pagarsėjęs psichikos ligonis banditas Romas Zamolskis gyvas bei šiuo metu slapstosi ir plėšikauja Vilniaus rajone, teigia policijos pareigūnai. Teisėsaugininkų tvirtinimu šis ypatingų įžulumu pasižymintis nusikaltėlis galėjo organizuoti bent 2 apiplėšimus Vilniaus krašte. Vakar apie 18 valandą Vilniaus rajone buvo įvykdytas ginkluotas plėšimas. 4 kaukėti vyriškiai įsiveržė į parduotuvę Šaltoniškių kaime ir pagrasinę pistoletu atėmė pardavėjų auksinius papuošalus, iš kasos pagrobė 400 litų bei nuo prekystalio alkoholinių gėrimų, cigarečių, maisto produktų. Pardavėjas uždarė pagalbinėse patalpose, pabėgo. Kol užrakintos pardavėjos išsilaisvino, praėjo bent pusvalandis. Vos gavę pranešimą apie ginkluotą plėšimą, Vilniaus rajono policijos patruliai surengė voratinklį, tačiau nusikaltėliai spėjo pasprukti. Pasak nukentėjusių, vienas iš kaukėtojų pasižymėjo išskirtinių bruožų. Jo ūgis apie 2 metrai, stambaus kūno sudėjimo. Toks nusikaltėlio aprašymas pareigūnams sukėlė įtarimą, jo ginkluotame plėšime dalyvavo pagarsėjęs banditas Romas Zamolskis. Šis asmuo yra įtariamas prie parduotuvės Maxima bazės, sužeidęs Lietuvos žemės ūkio inkasatorių ir pagrobęs apie 70 000 litų. Prie operos ir baleto teatro apšaudęs ir sužeidęs policijos pareigūnus bei kitais brutaliais nusikaltimais. Spalį teisėsaugininkai per įkaitų dramą Panevėžyje nušovė jo bendrininką Virginijų Savicką, o pačiam Romui Zamolskiui pavyko pasprukti. Policijos pareigūnai beveik įsitikinę, jog be parduotuvės apiplėšimo Romas Zamolskis neseniai organizavo dar vieną plėšimą. Mes turėjom prieš mėnesį plėšimą pašto Rudamynui. Be abejo atidirbinėjama į tokią versiją. Bet patikėkit, šiandien jis nesulaikytas. Prieš savaitę paštas buvo apiplėštas ir Nemėžyje, tačiau pasak komisaro šį nusikaltimą įvykdė su Romu Zamolskiu nesusiję asmenys. Sulaikyti 2 nepilnamečiai iš Skaidiškių, dar vienas 22 metų Vaidas Švelnikas yra ieškomas. Beje, pareigūnai mano, jog pastarasis šįryt apiplėšė paštą Šalčininkų rajone, pagrobė apie 15 000 litų. Tarp jaunųjų paauglių atsiranda tokių žmonių, kurie pagal charakterį brožį, pagal savo charakterį brožį gali pasiekti perlenkt dar tokią kaip Zamolskį. Gali būti, jog Panevėžyje bendrą praradęs Romas Zamolskis subūrė naują gaują, kurios narys yra ir ieškomas Vaidas Švelnikas. Teisėsaugininkų operatyviniais duomenimis Romas Zamolskis dabar slapstosi Rudaminos apylinkėse. Ar jis gali būti ilgai čia, Vilniaus rajone? Jis patrauklus tas rajonas, kad netoli Baltarusijos sienos. Jis patrauklus, kad visą eilę kolektyvinių sodų, 100 kolektyvinių sodų, kurie nepakankamai kontroliuojama. Policijos pareigūnai teigia, jog plėšikus labai padėtų sugauti gyventojų budrumas. Tik laiku informavus apie įvykdytus nusikaltimus ir pastebėtus įtartinus asmenys, policijos pasalos ir voratinkliai rajone galėtų būti sėkmingi. Broliai Robertas ir Vaclovas Strazdai vakar pavakarę pamaldų metu užėję į bažnyčią, atsigulė ant žemės ir pradėjo triukšmauti. Kunigui pamėginus juos nuraminti, triukšmadariai nuo jo nuplėšė liturginius drabužius. Į įvykio vietą atvykusiems policijos pareigūnams bandant sulaikyti vyriškius, pastarieji ėmė priešintis. Per grumtines chuliganai sudaužė policijos radijo stoties akumuliatoriaus korpusą, suplėšė uniformą. Lietuvoje nėra buvę, kad pamaldos metu galėtų ateiti prigėrę žmonės. Dabar klausimas sprendžiamas, ar bus iškelta baudžiamąją bylą, arba bus patraukti administracinę atsakomybę. Abu sulaikytieji nugabenti į 3-ąjį policijos komisariatą. Po apklausos jie paleisti. Apie incidentą bažnyčioje kunigas šiandien kalbėti nenorėjo.